Sveiki visi, atvažiavom į Grūto parką, darysim naują video vlogą. Tad stebėkit, iš pradžių nuvarysim į Grūto parką, senai nebuvau, daug metų, kai gyvenau dar vaikystėje Kaune, o tada lėksim į zoologijos sodą. Dabar tai pavarysim. Sit there. Now I kill you. Aš tikiuosi tilpsiu tokį mašiniuką. Bandysim kažkaip. Man reikia sėsti ant viršaus turbūt. Opelis. Opel. Dabar bus avarija. Where you go? Where you go? No. Mano Opelis nichuja nevalina. Dabar bus. Finito. Let's go. No. Lūza. Pašaudysim iš orinuko. Kas iš kulkai buvo suskilo. Va, dedam kulkite. Nori lysti tabaką. Tiesiai į taikinį. Smagu prisiminti vaikystę ir grįžti į Grūto parką. Atsimenu su savo amžinatilsiu labai mylimu deduku. Čia visą laiką būdam ir vaikystę aš labai bijodavau. Reiks išbandyti ir dabar, gal nebus taip baisu. Kartais reikia pasidžiaugti ir prisiminti vaikystę. Give me a little bit. Nu va, atėjom į paukščiukų skyrių. Nieko nėra. Ką tu? Va, paukščiukas vaikšto vienas. Nelabai matos, bet čia šikšnosparniai skraido. Paulinai, on your head. Okay, spirdalai from here. Čia mažas vežliukas, o ten žvėris. Matot prie lempos. A, ir čia dar vienas įsiraizgės. Kas toliau? Atraskit, kur chameleonas pasislėpęs. O štai gyva kuries. Jau galvojau, kad Kauno zoologijos sodas miršta, bet pasirodo dar vis gyvuoja. Gaila nėra tokia meška, seniau čia būdavo balta, kuris siausdavo. Bet, nu, vis kažko naujo atsiranda, bet žmonių yra. Tikrai. Susiradau draugą, bet šiek tiek biškis ant masės, tai reikės varyti sporto salę pakačiop. Padėsim. Ame? Varysim. Gaila neina prieit, bet pabandysiu priartint. Gal kokybė labai nesuprasties. Iškritę pacanai miega būdu. Vienas su liežuviu iškištų. Relaksas, hebrai. Nu davai, čiuošk. Mergaitė nusižengia įstatymams. Give. Aš irgi nučiuoščiau, bet kaip matot, aš su baltom kelnėm. Ir jau nebe tas amžius pagalvos, kad debilas. Kai lipam laiptais. Man šiandien kojų diena, o turiu dar laipą tiek laiptais. Perfekt. Gerai. Užvarysim kojas. Tai atsimenu, čia kažkur būdavo skylė, tai mes per tą skylę įlysdom ir nereikėdavo mokėti patsanai, kai būdom. Dabar jau biški nebe tas amžius, bet kažkur aš atsimenu čia tą skylę reikia, kad reiktų lipti apačią. Bet čia būdavo smagu vaikystėje čia. Ir dabar smagu visai prisiminti. Keliaujam toliau. Taip patsanas girdėjau prasiskolinęs biški.
čiups man už telefoną ir ners į vandenį. Žiūrėk, kaip su tavim šneku, blė. No, pankas. Kaklo persilauž kaip per siaubekus. Labai prašome nešerti. Tai kad nėra ko šerti, blė. Nei vienos žirafos. Lipkite žemyn ir pamatysite žirafas, o jos nei vienos nėra. Nu va, atėjom zoologijos sodą. Nėra jis labai įspūdingai didelis, nes labai daug gyvūnų miega. Bet šiaip mažiem vaikučiam visiems tikrai patarčiau tėveliam pasiimti vaikus, atvažiuoti čia ir pasižiūrėti viską, kas yra. O man dabar laukia ilga kelionė į kalną. Tad viso gero, žiūrėkit mano video toliau, prenumeruokit mano kanalą ir iki kito mano video vlogo.